Excuse me? Stop. Yes, of course. Do you speak English? Yes, I do. Nice to meet you. My name is Ryan. Victoria. Day or Tuesday. Sunday, Tuesday. Yeah. And now you're walking to home, yeah? Yes, now I am. Where you have been? No. Okay, I will write it. It will be easier for me, I bet. Yeah, it was hard because More nature people, yes, like. Not. it was also Excuse me, do you speak English? Excuse me? Did you dance salsa? I like to do Would you like to go today, 8 p.m.? Today? Yeah, 8 p.m. I might be busy today. Excuse me, do you speak English? yes, I do. Yeah, I made the wrong decision, you know. We just took a car and I From what? from TV. You know, those guys from TV. Yeah, I know. Where YouTube destroyed them. How do you know? Huh? How do you know? I look sometimes. Okay. Patrauklus vyras produktų kaina Liepos 17 dieną pakils 3 kartus. Pavyzdžiui, jeigu knyga kainavo 50 eurų, jinai kainuos 150 eurų. Jeigu jinai kainavo 20 eurų, jinai kainuos 60 eurų. Ir kainos amžinai nesikeis. Todėl dabar yra pats geriausias momentas tau įsigyti visus patrauklus vyras produktus. Tarkim, tu turi dalį produktų ir dalį produktų nori užsisakyti. Tai ir sudedi į krepšelį ir apmoki per elektroninę parduotuvę. Jeigu tu neturi banko sąskaitos, jeigu tu atsiskaitiniai grynais pinigais, tada reikia atvažiuoti į Vilnių, susiekti per elektroniniu paštu, mes nurodome adresą, kur atvažiuoti. Tai yra labai gerai, pavyzdžiui, tu atvažiuosi, mes prisėsim, išgersim arbatos, atrankinsim tau produktus, tu paduosi pinigus ir tu išvažiuosi su atrakintais produktais ir susipareigota sutartimi, kad produktuose tu negali atskleisti jokių asmenybių. Tu negali tų produktų rodyti niekam, neduoti jokių prisijungimų duomenų, neatskleisti produktuose esančių asmenų tapatybės informaciją. Pirkėjas davė savo prisijungimų duomenis kitam asmeniui yra išbraukimas iš klientų sąrašo. Jam taip pat surašomas ieškinys už pažeidimą autorinių teisių Patrauklus vyras LT. Už atskleidimą tapatybių esančių produktuose kaltininkas yra pirkėjas. Pirkėjai pažeidžiusią sutartį sutinka sumokėti 1 000 000 eurų, tai yra patrauklus vyras.lt. Tuo prasme, čia mes labai rimtai žiūrime visą tai ir aš tikrai noriu dirbti su rimtais nusteikusiais vyrais, nes čia yra tavo svarbiausia investicija gyvenime. Kol nebus sutvarkyta tas rytis su moterimis, kol nesijausi taip, kad tu pamatai kažkur moterį patinkančią, kad tu gali prie jos prieiti, susipažinti, užmėgs pažintį, suvilioti ją, juk ji tai yra gyvūnas. Ir su jie netinka bendravimas logika. Čia aš kai vyras su vyru bendrauju, tai logika. Bet kai su moterim bendrauju, taigi jinai yra gyvūnas. Ir reikia technikų, reikia žinot, ką ten šnekėti, kaip ją suviliot ir taip toliau. Tai be šito neįmanoma, jeigu šitas mūsų klientas iš
Phoenixo, Arizonos, Amerikos. Jeigu jisai nuo kuklaus azijiečių, kuriam bus skiepiamus nepasitikėjimas savimi, kuklumas, neišsišaukimas, viena moteris, monogamija, net jam jo kolega, tipo draugas, sakė, kad kodėl tu telefone tiek turėjo merginų kontaktų, juk šitai kultūrai yra nepriimtina. Ir jisai po alfa vyras mokymų tą draugą išbraukė iš savo gyvenimo. Tai tiesiog neišbrauk, bet nustojau su juo bendraut ir ta prasme, jisai parodė, kad nėra įtakojamas jo nuomonės. Tai ta prasme tikrai šita investicija yra svarbi, nežiūrėk kokia ateitis tavo. Tu nusiperki visus produktus, tu juos žiūri, tu savinėsi visą informaciją, perskaitai paeiliui knygas, persižiūri paeiliui produktus, pagrindinės viliojimo technikas, šokių technikas, apsirengimų technikas, bendravimų technikas, šypsena, flirtas su jie. Eini taikai praktikoje. Taikai praktikoje bandaisi, tada atvažiuoji patrauklus vyras mokymus. Praeini mokymus, tada galbūt tampi treneriu arba tiesiog tu dirbi savo srity, kurioje tu dabar dirbi savo darbę arba savo įmonėj ir tu būni sutvarkęs tą srity. Tu jautiesi, kad jeigu tavo žmona varinės ragus, žinai, nesutiks su tavimi tenais, tai jinai bus pakeista kita moterimi. Tu neturėsi jokios tokios baimės, kad aš praradęs savo žmoną, neturiu pasirinkimų. Tu rinksies iš viso pasaulio moterų. Jeigu tu moki lietuvių kalbą, moki gal rusų, moki anglų, tu rinkiesi iš viso pasaulio moterų. Jeigu moki tik lietuvių, tu išmoksi rusų, išmoksi ir anglų, išmoksi ir ispanų. Čia nesvarbu yra. Bet esmė, tu turėsi tą jausmą ir tą pasitikėjimą savimi, kad nebijai prarasti savo moters, su kuria tu dabar esi. Šitie įgūdžiai duoda labai aukštą pasitikėjimą savimi. Tiesiog mes vadinam tai nežmoniškas pasitikėjimas savimi, nes tai ir yra vertas šitas pasitikėjimas savimi tokių žodžių. Ir tie produktai duoda tą. Nes produktai yra kurti iš visos širdies, dėjom visą širdį, visą širdį dėjom, visą atidavėm energiją, nieko kito nedarėm, tik dirbam su šita būtent sritimi, kad tave, būtent tavo pasitikėjimą savimi, tavo žinias su moterimi iškelti visai kitą lygį. Pasitikėjimą savimi, tavo įgūdžius. Nes aš žinau, jeigu aš, pavyzdžiui, sugebu tai ir mano mokiniai sugebi, kur yra mokinių transformacijos, irgi šitas reikia nusipirkti, nes tu pamatysi, tu įgausi tą energiją. Pavyzdžiui, Edgaras buvo žemas. Edgaras žemas. Išmoko, praėjo visą tai. Praėjo jisai nulinį ir pirmą etapą. Jisai visų mokymų neėjo, bet jisai pasiėmė nulinį ir pirmą. Pauliaus pasižiūrėsi pirmą etapą, įgausi visą energiją. Algirdo pasižiūrėsi, kaip jisai praėjo pirmąjį etapą. Kęstutis jis praėjo 3 visus etapus. Tai va, tau reikia susižiūrėti, kokių tų produktų neturi, sudėti visus į krepšelį. Jeigu tu atsiskaitai grinais pinigais, reikia parašyti į info@patrauklusvyras.lt savo situaciją, kokiam tu miestesi ir kada tu gali atvažiuoti į Vilnių ir kokius tu produktus nori nusipirkti. Jeigu tu esi užsienyje, tai kaip atsiskaityti? Atsiskaitoma yra elektroniniai parduotuvėje pasirinkus apmokymą užsienio, pamatysi tenais yra. Toliau, kas dar gali būti? Jeigu tu neturi šiuo metu pinigų, turi sugalvoti, kaip jų gauti. Ta prasme, jeigu turi automobilį, kaip padarė mūsų vienas klientas, turėjo naujų metų automobilį, bet matė, kad tas automobilis jam neduoda tai, ko jis tikėjusi, kad jam duos, kad jam moteris eis nesunkiai suviliot, kad jam jo verslo klientai jį rimčiau žiūrės, kad jis bus labiau gerbiamas žmonių, sutinkamas gražiau, bet nieko panašaus nebuvo. Nu, buvo kažkiek, bet ne tiek, kiek jis tikėjusi. Tai ką jis padarė? Nusipirko šiek tiek senesnių metų automobilį, o tą likusią pinigų sumą, kurį atliko, jisai investavo į produktus. Šiai dienai žiūri sutvarkytas sritis su moterim ir bendravimu, pasitikėjimu savimi. Tai matai, kaip čia gali sugalvoti, ar parduoti kažką, ar kažkokią paskolą pasimti, ar pasiskolinti iš kažko. Sugalvok, pasidaryk, nes Liepos 17 dieną produktų kaina kils 3 kartus. Jie kainuos 3 kartus brangiau ir tu prarasi dabar geriausią momentą įsigyti produktus. Tu įsivaizduok, tu nusipirksi visas patirtis, kai mes buvome nuvykę
ir į Rusiją, į Odesą. Mes buvome nuvykę ir į Ameriką, buvom nuvykę ir į Londoną, ir į Rusiją. Visas tas patirtis tu nusipirksi, visas tas žinias įgausi. Kokia bus tavo pasaulyje žiūra? Tu suprasi aplamai, kokias tu moteris gali sutikti po visą pasaulį. Kaip tavo aplamai pasaulyje žiūra prasiplės, mąstymas, suvokimas. Ir automatiškai pakils pasitikėjimas savimi, kiek tu naujų žinių įgausi. Koks tu tapsi po pirmų produktų, kai pažiūrėsi. Kai tu išeisi, prasibandysi, koks tu tapsi po kelių produktų, koks tu tapsi po 2 mėnesių, po 3, po metų, koks tu tapsi, koks tu vaikščiusi, o koks tu tapsi po 2 metų. Tai va čia yra ilgalaikė investicija, kuri tu tie investuoji pinigus ir jau jie tau pradeda gražinti vertę, gražinti. Ir kai vieno kliento, tas mokymų, kai suspaudim rankom, kai jisai padėkojo, sako, Airinai, labai ačiū, kad aš tave radau ir kad išmoko viską. Ir aš jam tada pasakiau, sakau, jeigu dabar atimčiau tuos įgūdžius, ką tu išmokai, ką tu dabar turi, įsidėjai save ir gražinčiau tau pinigus, kuris tu sutiktum. Ne, jokiais būdais. Nes šitų įgūdžių neina iš karto paimti nusipirkti. Neįsivaizduok, čia nėra toks dalykas, kad tu paimi nusipirki, pavyzdžiui, iš karto kažkokią kamerą, ar tu nusipirki iš karto kokį žinai, sraigtasparnį, kažką, žodžiu. Čia yra dalykas, kuris yra išlavinamas per laiką. Šitie bendravimo įgūdžiai tau duos, kad tu bet kur nuskridėsi į pasaulį, galėsi laisvai bendrauti su moterimis, bet kur tu išeisi į gatvę, tu laisvai jas užkalbinsi, susipažinsi, gausi jų telefonų numerius, išeisi į pasimatymą, suviliosi jas, bendrausi visai kitaip su jomis. Po šitų technikų tavo mąstymas visiškai kitaip pasikeis. Tu pamatysi, kad tu prasuksi visą savo gyvenimą, pamatysi, šakiai, žinai, koks aš buvau kvailas, kad anksčiau nenusipirkau, anksčiau neradau patrauklus vyras LT. Nes mes gavę sėkmę esam, jeigu bus sufilmuoti daugybę vaizdų įrašų, kur matysi ten slaptos kamerų sudėtos ir merginos yra suviliojamos, tai, ta prasme, čiagi ne koks šūt portalis. Ten Delfi ar dar kažkas, Lietuvos rytas, kur rašo žmonės nekompetentingi, neskiria laiko toj srityje. Čia mes atidėm visą save ir mes norim tave sustiprinti, tavo mąstymą. Tai ir mes labai vertinsim, tave gerbsim, kad tu investavai būsi su savo vardu pavardį mūsų klientus, ar aš visuomet būsiu pasisveikinamas su taimi, gerbiamas būsi. Jeigu produktas kainavo 399 eurų, 400 eurų, tai jis Liepos 17 dieną kainuos 1200 eurų ir kaina amžinai nesikeis. Sudėk į krepšelį produktus. Jeigu turi klausimų, parašyk info@patrauklus vyras LT. Ir iki susitikimo. Ate.